Ir tai yra viskas. Meškinas iš Maskvos kažkada išskrido, šis tiesiog apsiverkė, na, iš tikrųjų, emocijos liūdnos olimpinių žaidynių uždarime, bet mes konstatuojame tai, kas čia įvyko. Rusija laimėjo 13 aukso medalių ir tai yra geriausias rezultatas. Lyginant su visomis kitomis komandomis, Norvegija 11 puiku, Kanada 10 irgi labai gerai, o žiemai baigiantis mes grįžtame į žalias aikštes, mes grįžtame į futbolą. Ir visa tai bus po reklamos. Orakulo B3 žaidimas. Vėlgi kalbame apie Europos turnyrus, kalbame apie Čempionų lygą ir Europos lygą. Iš tikrųjų, žiūrite į mane dabar ir klausotės to, ką kalbu ir, aišku, jau seniai suvokėte, kad paklausyk, ką sako Kestinas ir padaryk priešingai. Tada išlošia. Bet iš tikrųjų pabandysiu dar kelis kartus atspėti, sąžininkai pabandysiu atspėti tai, kas bus šią savaitę. Mes turime UEFA Čempionų lygą, mes turime Europos lygą ir mes turime Orakulo B3. Olympiakos Manchester United. Olympiakos komanda, kuri 13 įvarčių sugebėjo įmušti varžovams, taip, Graikijos čempionato kontekste, per 3 rungtynes, bet 13 įmušti bet kam reikia sugebėti. Manchester United pergalė prieš Crystal Palace 2-0 Anglijos Premier lygos pastarajame ture ir komandos kapitonas Nemanja Vidičius sako, kad mes laimėsime Čempionų lygą. Jis tiki, galbūt. Aš nelabai. Iš tikrųjų, sakyčiau taip, Olympiakos savo aikštėje, savo sirgalių, aistringų sirgalių akivaizdoje visada yra stiprus, visada yra super motyvuotas ir šiuo atveju sakyčiau taip. Turėjo komanda laimės. Drąsu? Taip. Bet laimės ir netgi dar drąsiau pasakyčiau, laimės labai aiškiu rezultatu. 1-0. Galatasarajus Chelsea. Galima mąstyti įvairiai apie štai šias rungtynes. Galatasarajui suprantama, tai yra metų varžybos, tai yra sezono rungtynės, bet kitas dalykas, Chelsea žaidžia pernelyg gerai, pernelyg stabiliai, kad turkai galėtų kažko tikėtis. Šioje dvikovoje tiesiog degina Edenas Azaras, Oskaras ir visi kiti tie jaunieji Chelsea supertalentai, apie kuriuos treneris Jose Mourinho kalba taip. Jie ateitis. Taip, jie ateitis, bet manau, kad ir šį sezoną jie gali stipriai stebinti. Ir šį kartą spėčiau, kad Galatasarajui nepavyks atsilaikyti prieš Blue the Color, prieš mėlyną jėgą iš Londono ir turkų klubas pralaimės. Turkų klubas pralaimės nerezultatyviose rungtynėse. Ludogoretsas Lazio. Rungtynės, kuriuose sensacija, ar ne? Bulgarų klubas laimėjo išvykoje prieš Italijos. Nesakau milžiną, tai yra prieš stiprią komandą, bet kitas dalykas, mes galime prisiminti, kad Ludogoretsas lygiai taip pat išvykoje dar grupės turnyre nugalėjo kitą milžiną, Eindhoveno PSV Olandijoje. Tai reiškia, kad kalbame apie bulgarų klubą, kuris yra kylanti jėga, kuris yra gerai subalansuotas. O Lazio, taip Lazio Italijos čempionate gali laimėti prieš Sassuolo, Lazio gali atsilaikyti derbyje prieš Romą netgi, bet tai nėra ta stabili komanda, kuri šiuo metu vadintina stipria futbolo jėga, todėl manyčiau, kad štai šioje dvikovoje Ludogoretsas nepralaimės, pateks į kitą etapą, o pačios rungtynės bus nerezultatyvios. Dnipro Tottenhamas. Gedulo dieną Ukrainoje ukrainiečių klubas sugebėjo laimėti prieš anglų komandą po Jevgenijus Konopliankos, kurio sandoris su Liverpooliu subiro paskutinę perėjimų dieną įvarčio iš 11 metrų baudinio. Tai tarsi ir yra geros pozicijos Dnepropetrovsko futbolininkams, kurie kalbėjo apie tai, kad turėjo laimėti daugiau. Čia yra esminis momentas. Jie turėjo laimėti daugiau. Daugiau laimėti tam, kad turėtų geras pozicijas prieš atsakomasias rungtynes. Tottenhamo futbolininkai kalbėjo apie tai, kad Dnepropetrovske žaista ne visai ant žolės. Jevgenijus Konopliankas sakė, kad aš taip nuo vaikystės įpratęs, bet kitas dalykas. Nuo vaikystės taip žaisti nėra įpratę nei Kristianas Eriksenas iš Tottenhamo, nei jo komandos draugas Paulinho ar kitos Londono klubo žvaigždės. Tai reiškia, kad Tottenhamas turės geresnės sąlygas namuose. Tottenhamui reikia kovoti daugeliu frontų ir Tottenhamui reikalinga pergalė tam, kad bent kažkiek tai pateisintų savo investicijas. Tarp sezonį ir šiuo atveju prognozuoju. Tottenhamas laimės ir pateks į kitą varžybų etapą.
Tokie būtų pamastymai apie šios savaitės Europos futbolą ir tai yra spėjimai, kurie galbūt jums padės susiorientuoti žaidžiant Orakulo Bet3 žaidimą. O aš ausinėse girdžiu, kad iki eterio liko 3 sekundės iki. Sveiki, jūs kviečias Petrovskio parkas Sankt Peterburge. Čia šiandien Zenitas Dortmundo Borusija. Tai yra pirmosios šios savaitės UEFA čempionų lygos rungtynės ir aišku, tai bus įdomu.